Aš net nebežinau, nuo ko pradėti kalbėti. Nes pastarosiamis dienomis iš tiesų įvyko pakankamai daug įvykių ir nuotaikų, ir emocijų, ir pasisakymų, susitikimų. Ir visi išgirdote vakar apie ketinimą išeiti iš darbo. Ir aš buvau pakankamai tvirtai apsisprendęs ir pakomentavęs savo motyvus. Ir apie tai, kad man nepatinka, kai politikas arba kitos grupuotės įtraukia jaunus žmones į politinę kovą, kurie yra niekuo dėti. Ir man labai gaila, kad buvo įtraukti į tai ir mūsų darbuotojai, kuriuos su alegorinė pasaka iš esmės Algis Kazulėnas įžeidė ir net labai stipriai skaudino. Jauni žmonės, kurie atvykę dirbti į Rokiškį iš kitų miestų, yra įvairių sričių specialistai, atsivežę net ir savo antrasias puses, tam, kad galėtų čia dirbti ir gyventi. Ir kai jie yra įtraukinėjami, tarsi natūralu, kad aš jaučiu tam tikrą atsakomybę ir norisi tada padaryti tam tikrus sprendimus. Tik aš nesitikėjau, kad darant tokius sprendimus vis dėlto paliesiu labai daug žmonių, kurie ne tik džiaugsis dėl tokio mano sprendimo ir aišku džiaugsis tie, kurie prisidirbę buvo iki ausų, džiaugsis juos palaikantis asmenys. Bet visų pirma, nesitikėjau, kad yra tiek daug žmonių, kurie palaiko tuos kultūrinius gražius pokyčius, tas gražias veiklas atsiradusias pastaraisiais metais ir nori, kad vis dėlto aš tęsčiau darbą, dirbdamas kultūros centro direktoriumi. Ir žurnalistai buvo tapę liudininkais, kaip netyla telefonai ir visi skambina nuolatos su nepaaiškinamu klausimu, kodėl ir kodėl šitiek atlaikius puolimo, šmeižto ir visko, ko įmanomo, aš staiga tarsi palūžau. Tai tie žmonės, nuostabūs rokiškėnai, įvairių įstaigų vadovai, darbuotojai, savivaldybės tarnautojai, vedė labai daug pokalbių su manimi, kad aš nedaryčiau tokio žingsnio ir nepasiduočiau tam tikram elitui, nepasiduočiau tiems puolimams ir kad neįvyktų tai, ko tam tikros grupuotės, politinės ar visokios kitokios, labai norėtų. Su manimi iš tiesų labai daug kalbėjosi ir skyriaus vedėjas, ir kitų skyrių vedėjai ir darbuotojai. Sulaukiau pokalbių ir su švietimo įstaigų vadovais, kurie išreiškė savo poziciją ir įkalbinėjo pakeisti mano sprendimą. Ir netgi darbuotojų tam tikrų palaikymo. Ir aš labai dėkoju toms nuostabioms ir kultūros centro moterims, kurios gražino mūsų kultūros centrą ir nepabijojo išsakyti savo nuomonės ir palaikymo, noro, kad tęsčiau darbą toliau, kitiems darbuotojams, kurie tą pasakė. Ir paskutinis lašas, pakeičiant savo sprendimą, buvo vienos liaudies teatro aktorės skambutis,
Šiandien per pietus, kada žmogus su gražiamis emocijomis, gražiais jausmais ir gal net ir pakankamai didelio emocinių poveikių paskambino palaikyti ir prašė, kad to nedaryčiau. Prašė linkėdamas, kad būčiau pilietis, Lietuvos pilietis ir dėl to nedaryčiau tokio sprendimo. Todėl, kad Rokiškyje neįsigaliotų tam tikrų sluoksnių ir luomų valdymas ir kad vis dėlto visi gyventų kitaip. Nors ir kultūros centre. Ir tas skambutis mane iš tiesų tarsi, sakyčiau taip, damušė. Ir privertė vis dėlto galutinai pakeisti sprendimą. Turėjau ilgus pokalbius su jaunais specialistais, kurie irgi išreiškė savo poziciją ir susidėliojom tolimesnius planus darbo. Ir jau kaip supratot, apsisprendžiau vis dėlto niekur neiti ir nepasiduoti. Ir tiems komentatoriams pasakyti vieną. Kai nustosit šmeižti, kai nustosit teršti kitus žmones, kai elgsitės garbingai, tada galėsim ir padiskutuoti apie mano perspektyvas ir apie naudą arba nenaudą dirbant kultūros centre. Aš tikiuosi, kad šita situacija vis dėlto privers pamastyti daugą. Aš sakau sau ir kitiems, kad aš šiandien tarsi atverčiu naują baltą lapą. Ir kviečiu tai padaryti ir visas kitas puses. Nustoti kovoti, taškytis ir pradėti visų pirma diskutuoti, kalbėtis ir pabandyti išgirsti įvairias nuomonės. Tai baltą lapą aš atverčiu. Tikiuosi, kad ir kiti bus pakankamai garbingi ir padarys tą patį. Ir ypatingai tie žmonės, kurie irgi yra pakankamai daug visus įžeidę, įskaudinę ir pridarė lygiai taip pat daug visko. Aš nesakau, kad aš nepadariau irgi kažkokių klaidų. Klaidų mes padarom visi. Tik skirtingai jas labai vertinam ir jas pripažįstam. Ir noriu pasakyti vieną mintį, kurią man vakar pasakė vienas kolega. Geriau stovėti garbingai, negu mirti ant kelių. Tai aš pasistengsiu stovėti. Patinka ar nepatinka.